Labas rytas. Kaip matot, vėl karjeras man už nugaros. Praėjusią kartą gaudžiau vobleriais. Kas nematėt, pažiūrėkit praeitą laidą. Šiandien sugalvojau gaudysi nuo kranto. Ne vobleriai, o su guma. Noriu taip ramiai pasivaikščioti, keletą valandėlių skirti ir pažiūrėti, kaip seksis su guma gaudyti. Tai niekur nepradinkit. Ir einam. Pradėsim gaudyti. Va, gumų krūva. Bet galvoju iš Savage Gear tokias mažesnės. Sakyčiau, va tokį. Nuo natūralaus norėčiau pradėti. Galvakablį dėti gal kokius pradžiai 5 gramus. Likim taip. Pirmas kibimas. Toks užtikrintas smūgis. Net per širdį perėjo. Blemba, visai graži lydeka. Wow. Ai. Ir nuėjo. Pradžiai bandau tokiais grynai tolygiais pravedimais. Tai taip greičiau apšukuoti tą visą plotą. Nuėjau skaitykite ir kibimą turėjau. Blemba, graži lydeka buvo, gaila. Neišėjo jums parodyti. O po to galvoju, jeigu nekibs, mažinti galvakablio svorį ir džigaujant pagaudyti. Aišku, dabar va taip, kai mėtau, tai yra labai greitai gali apžvejoti visą plotą. Greitesnė žvejyba gaunasi. Bet jeigu nekibs, tai irgi kaip ir nėra naudos iš tam. Tada reikės prisitaikyti, žiūrėti, ko nori. Džingavimą, tokio masalo šokdinimo. Sakau dabar, dar čia pirmos 10-15 minučių žvejybos, tai prisitaikysim prie situacijos. Va, turėjau vėl kibimą, buvo padaužimas. Bet neužkibo. Gerai.
Vėl panašiai tą pačią vietą užmetu, pratrauksiu. Dažnai būna, kad kartoju. Tai dar 2-3 metimus į tą pačią vietą užmesiu. Sakau, va, tas toks tolygus tempimas kaip ir nereikalauja kažkokių įgūdžių ar žinių. Tiesiog užmeti, nuleidi ant dugno ir tolygiai trauki. Tik aišku, galvakablio svoris tai jau turi būti toks, kad ne paviršių įtrauktum, o netoli dugno, metras virš dugno, kad pats įsivaizduojate, jeigu yra 3 metrai gylis, tai lydeka nesikels tau į patį paviršių, arba retas atvejis, kad pasikeltų, kad čiuptų masalą. Tai jums šansai irgi sumažėja, kad kibimą turėtum. Tai va, tokie mano pamastymai, kaip tos lydekos kimba. Galvoju, nuleisiu ant dugno. Nekėliau masalo. Tai toks jau kaip ir džigavimas, ne? Ir tik tai tūkšt. Bliau, godžiai ryjus. Godžiai ryja. Nu gerai, tai. Tuoj mes čia tave parsivarom link kranto ir pasiemam. Nu, graži lydeka. Graži lydeka. Netoli tiltuko. Kur guminukas? Parodė. Va čia. Va. Nu va. Tokia lydekėlė. Kilogramą. Super. Nu gerai. Paleiskim gražiai. Nu, ačiū už kovą. Nu va, vieną tolygiai traukiant, vieną džigų gaudant. Tai galvoju, dabar buvau užsidėjęs 5 gramų galvakablį, tai dabar dėsiu į 3. Mintis tokia, kad padžigauti. Fuck. O, kibimas. Gal per daug emocionaliai sureagavau. Bet gaila, kiekvienas toks kibimas atrodo, noris tą
žuvį pagauti. Va. Matėt? Turėjau kibimą. Nu, bet ir vėl. Kibimas ir tuščias. Tuščias. Lydekiukas genasi. Jaučiu, kad nematysit. Nu, įdomiai. Bet toks, 20 cm. Mažylis. Palikim ramybėje. Reikia didesnę pagauti. Nu, su tuo mažesniu guminuku viskas aišku. Kimba ant jo. Galvoju, jeigu pabandyti tokį didesnį blemba. Irgi kažkas toks natūralus. Nu, sugalvojau dabar taip padaryti. Naują tašką atėjau. Apmėtau su didesniu tolygiu pravedimu. Po to dedu mažesnį masalą ir žiūriu, ar yra koks skirtumas ar ne. Bum, smūgis. Blemba. Masalas tai didelis. Lydeka tai nepasakyčiau. Nu, bet gerai. Kali tai su tokiu smūgiu tai. Atrodo, kad vėl nežino, kas bus. Kaip jums? Ne, vat. Nu. Lauk. Tai ne visada, ne, didesnis masalas ir didesnė žuvis. Ne visada. Tai įdomiai, kaip ir kibimą turėjau, bet tik švelnų, taip tink. Ar čia iš tikrųjų kibimas buvo, ar kažkas neaišku, ar per valą kokia žuvis praplaukė. Tai pažiūrėsiu. Dar kartą į tą pačią vietą užmesti. Ir pažiūrėsiu. Leidžiu ant dugno nuskęsti. Skendu ir tolygiai vynioju. Blemba. Vėl panašus kibimas kaip pirmąjį lydekėlį pagavau.
Tikriausiai buvo nedidelė. Taip, stiprus smūgis, bet neužtikrintai. Nu gerai. Dar kartą. Nu smagu, kad yra čia. Pakibimo. Vėl nuleidžiu ant dugno. Ir tolygus pravedimas. Visiškai paprastai. Nekartoja. Dažnai ir tai būna. Vieną kartą parangau. Nekartoja. Viskas. Kaip ir sakiau. Apmėtau su didesniu masalu. Ir tuoj keičiam. Keičiam į mažesnį masalą, kad būtų sąžininga. Nu, sakyčiau, irgi natūralų dedam. 3 ar 5 gramus dabar. Bandom 5 gramus ir taip pat tolygų pravedimą. Bus sąžiningiausiai. Su mažesniu masalu neturėjau nei kibimo. Ką reiškia, didesnis pasiteisino. Čia ar nugaudžiau tiesiog su didesniu. Vienas žuvis, vienas kibimas. Ar gali tai būti? Kitą tašką, kai nueisim, vėl taip pat bandysiu. Tik pradžioj pradėsiu su mažesniu masalu. Ant mažesnio nei barkšt. Kas didžiajam masaliukui. Nu ir nieko, taškas tuščias. Dar turėsim porą vietų, gal grįždami irgi dar keletą metimų padarysiu, nes čia buvo toks užgulimas. Nu, galvoju, kad kibimas, nemanau, kad dugnas toks. Tai grįžęs dar kelis metimus padarysiu ir galvoju, gal reikėtų kažką ryškesnio uždėti. Saulė šviečia. Kažkaip tokius mintis, kad gal nebreguoja natūralų. Nu, bandau, einu toliau ir su savo mintim. Žiūrėsim, kas gausis. Kibimas.
Nu, gerai lėkia. Gerai lėkia, atsigausi panerštas. Turi jėgos. Va. Ir pati atsikabina. Nu, pasirodė. Tokia šaudyklė. Susiviliuoju. Dar galvoju vis tiek čia. Paskutinę vietą užmečiau. Kibimas. Visur čia apmėčiau tuščią. Dar pakeisiu į kitą masalą. Gal dar kažką suviliuosiu. Ant geltono neklibo. Tai galvoju, kitokios formos gaminukų pabandysiu, bet natūralų. Pilką su mėlynu. Buvo kibimas. Smarkus patempimas. Nepataikė. Bandau dar kartą. Matėt? Atsekė nedidelis lydekiukas. Bet nenorim. Naujas pravedimo būdas. Suviliojau dar vieną žuvį. Čia jau grįžtant prie mašinos. Galvoju, reikia dar užmesti. Ką jūs savo manot? Graži lydeka. Teka. Pasirodė. Uva. Nepataikė. Nu va, tokia. Kilogramas. Tikrai. Namo. Pusdienį žvejyboj pralėkė, net nepajutau. 4 valandas maždaug atgaudžiau. Galvojau, porą valandų čia pasivaikščios ir viskas. Bet ir žvejyba gavosi tikrai geresnė negu maniau. Irgi toks išvažiuot galvoju, nu vieną, antrą žuvį. Jeigu pagaučiau, tai čia būtų super. Ir man gerai, ir jums būtų ką parodyti. Gavus geriau negu tikėjosi. Kas sudirbo. Realiai natūralūs masalai. Tik buvo tiek ant didesnių masalų, tiek ant mažesnių. Viskas čia labai gerai. Geltoną spalvą pabandžiau vienu tarpu. Neturėjau nei kibimo, tai vėl grįžau prie natūralių. Ir visai gerai susigaudė. Aišku, toks dar pastebėjimas ryte, taip. Kokiu 9 ir pusės 11. Tai geriausias kibimas, turbūt buvo aktyviausias žuvis. O po to jau sunkiau, tai kas pusvalandį po kibimo. Nu, bet gerai. Super, žvejyba gavosi. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, paspauskit like, užsiprenumeruokit kanalą. Susitiksim kitam video. Iki.